Kepurės ir būna ant dviejų astų. Arba prie. Nu, geros tau sveikatos. Jo, tai ką, tai liekam tada gal. Bet tikrai naminis, reiškia kaimo pečiai, krosnis, su malkom, tikrai 100%. Laukia, kada mes juos pakviesime. Taigi, plojimai panevėžiečiam drąsiai nesivaržykite. Kelkite vėliavas aukščiau, kad viską kuo puikiausiai matytumėt. Taigi matome, kaip Panevėžio puikus skyrius atkeliauja čia plojimai panevėžiečiam. Mes dabar patikrinsime mūsų sąskrityje, ko yra daugiau – dzūkų, aukštaičių, žemaičių ar suvalkų. Palaukite, neskubėkite. Taigi sukelkite plojimus visi čia esantys žemaičiai. Vygaudas užties Donatui. Man patiko. 3, 2, 1 laikas. Ir taip, bėgimas. Neblogai apsisukimas. Ir taip, Kazys Starkevičius. Jis taip pat nežinojo, kokia rungtis laukia. Gryšovackas. Aha, tas maišas nėra toksai lengvas kaip tas. Ir jo greitis. Audringos ovacijos. Rasa, kokie užsisukimai. Jo. Kazys Starkevičius. Greitas bėgimas, tvirtai pagavo tą maišą abiem rankom. Tiesiogiai ekrane. Neblogai. Svarbiausia yra prisitaikyti. Praktiškai pusę distancijos jisai įveikė. Žiūrėkit, o dabar grįžtamasis. Na, ne veltui yra sakoma, kad grįžti pas saviškius visada lengviau. Visas, kad norite šokinėti per upelį. Nu, va, taip tiesiog du pagaliai į priekį. Nu, neblogai reikia pastebėti. Įdomi metodika. Tai yra Donatas. Neblogai reikia pastebėti. Štai ką reiškia. Bendrapartiečių draugystė. Bet mes matome tikrai Baltijos kelią. Kaip 4 ministrai kartu, tiesiog nesivaržydami su laiku, praktiškai atveda Rasą Juknevičienę ant garbės pjedestalo aukščiausio laiptelio. Kadangi jinai iš tikrųjų vienintelė, matyt, kuri šioje distancijoje nepalies kojomis žolės. Ir tai yra tobulas ėjimas, bet visi fotografuoja, šypsokitės ministrai, šypsokitės. Ovacijos dar kartelį, galima pasiimti. Jo, mili bičiuliai, svarbu yra atsistoti.
Ir būkite geri, mėly bičiuliai, nekvepuokite dabar, kad nesukeltumėte vėjo gūsio. Kazys Starkevičius, nu neblogai. Ponas ir ponai, aš manau, jūs sutinkate, kad čia vat yra pavojingiausia. Gerti nenori, bet vis tiek reikia atsigerti. Bet čia mineralinis, čia iš tikrųjų mineralinis vanduo. O dabar privažiuojame, tą kepuraitę pasiėmėm, apsisuktą, kažkaip ir įprotį, šalmą pasigauti ir važiuoti. Ir dabar vienas iš sudėtingiausių etapų. Neblogai, bravo. Svarbu yra įveikti. Užvažiavo jis pakankamai tvirtai, solidžiai. Ir jo reikia pastebėti, tempas yra neblogas. Dabar tas atsigerimas ir kepurė, kuri pakišo koją Vygaudui. Na gal... Apvažiuok ratą. Jisai, aš supratau, jisai nepastatė, ar ne, ten tos taurės, taip? O jisai neišgeria, ar ne? Lygiai tas pas bus 10 sekundžių bauda, čia nieko baisaus nėra. Na ir dabar... Neblogai, skaitom gerai, viskas buvo. Net kas čia per įprotis tokius ilgus tiltukus gaminti? Jie galėtų būti ir trumpesni. Rasa, dabar svarbiausia sustoti. Oi, koks įdomus buvo stabdymo kampas. Rasa pradėjo stabdyti likus iki gėrimo taurės, likus kokiem 4 metram. Bet tai buvo neblogai. Jinai važiuoja labai inteligentiškai, labai tvarkingai. Pradžioje apsuka baudos ratą, po to užsidės kepurę. Čia gudriai. Na, plojimai, bičiuliai, taigi prie jūsų veiksmas vyksta. Ir dabar beliko tik tai finišuoti, Rasa finišuoti, sarkiau, Rasa jis važiuoja. Paima greitį, jis kaip kaskadininkas. Jis su tokiu greičiu užvažiavo. Reikia pastebėti, nei vienas tokiu greičiu nebuvo užvažiavęs, net fotografas nuvirto. Bandydamas nepraleisti to įsimintino kadro. Ir taip, žemės ūkio ministras išgeria mineralinį vandenį, o dabar kaip sunkiai tuos apsisukimus. Moterų kojos maišo. Gerai, dabar užsidedame kepurę. Jo, mėly bičiuliai. Štai ką reiškia kepurė. Kepurės gale. Atrodo, viską gerai darė dabar Kazys, dabar beliko tik tai finišuoti. Traukytis jis nieko nemato. Bet jisai finišuoja, Vygaudas jį beveik pagavo. Pažada, asmeniškai kiekvienas gausite po tokią foto nuotrauką. Teisėjai suvedinėja rezultatus.